2,5 turinio kūrimo metų, per kuriuos išleista daugiau nei 130 skirtingų vaizdo įrašų. Ir viskas tik tam, jog sulauktum tokių komentarų. Matėt Alex Šou? Žiūrėt? Va ten taip bjaurus žmogus, Alex Šou. Visiškas vatnikas, Rusijos mylėtas yra. Nu ir dar va tokių. Tai žodžiu, Airdas buvo nuvykęs į kitą podcastą pas Aleksą ir sakė, kad labai keista, sako, jisai toks biški vatnikas yra, aš toks galvoju, nu jo, jis taip yra šiek tiek, nes aš pamenu, žinai jį. Nu, niekas nesitikėjo, bet ir tokių. Sunku suvokti, jog visą tai atradau aplankęs vos keletos paskutinių vaizdo įrašų komentarų skiltį. Nereikia būti Sherlocku Holmesu, jog suprastum, kad didžiąją dalį šių komentarų sieja vienas be galo saldus ir vaikystę primenantis skanėstas. Cukraus vata. Ei tu, gal visai durnas, kokia dar cukraus vata? Čia Aleksą Vatniku vadina žmonės. O tu negalėjai man anksčiau pasakyti? Aš negalvoju, kad tau paprastus dalykus aiškinti reikia. Gerai, skaityk, kas toliau parašyta. Dieve mano, su tokiais laukiniais tenka dirbti. Nereikia būti Sherlocku Holmesu, jog pamatytum, kad didžiąją dalį šių komentarų sieja vienas žodis – vatnikas. Arba kitaip – vata. Kadangi asmeniškai pats Alex Šou kanalą atradau prieš gerus 1,5 metų ir tarp didelio kiekio pakviestų svečių atradau ne vieną man patinkantį pašnekovą, nevengdavau paklausyti ir Alekso kuriamų podcastų. Todėl toks staigus neigiamų komentarų augimas man sukėlė daug klausimų, iš kurių pats pagrindinis – ar Aleksas yra vatnikas. Norėdamas kuo tiksliau susidaryti savo nuomonę bei įvertinti, kaip mūsų įrašo herojus pateikė save internetinėje erdvėje, peržvelgsiu visą jo kanalą, nuo pat pradžios iki dabar. Todėl prisisiekite saugos diržus, į rankas pasimkite kokią nors mėgstamą popkornų dėžę ir pradedame kelionę. Savo, kaip podcasterio karjerą Aleksas pradėjo dar 2022 m. vasario 2 dieną, kuomet jo kanale atsirado pirmasis vaizdo įrašas, kuris buvo skirtas įžangai į kanalo veiklą. Nežinau, kokią svečių kvietimo strategiją naudojo Aleksas, bet jau nuo antrojo jo podcasto prasidėjo visai kitos kategorijos svečiai. Ir tai sakau su visa pagarba jo pirmajam pašnekovui Pauliui. Bet tenka pripažinti, jog vertinant žinomumo prasme, antrajame vaizdo įraše pasirodęs Deals on Wheels įkūrėjas Laurynas Boguševičius yra aukštesnio laiptelio žmogus, bent jau šioje kategorijoje. Tuomet laukė trečias epizodas, kuriame kilome dar bent keliais laipteliais aukščiau ir turėjome progą išgirsti Vidą Bareikį. Žinai, daug pažįstamų man po to, kaip pajuokavo, kad super žvaigždė kažkaip lendinam, tai visi klausė, kaip. Galiu pasakyti, gal tu, Vidai, kodėl nusprendei sudalyvauti, nes pas mane, kai aš to rašiau, buvo tik 9 subscriberiai, tai jeigu šiandien gausi 10 naujų subscriberių, tai žinosi iš kur. Pagaliau, situacija, kurią galiu suprasti ir aš. Nėra geresnio darbo įvertinimo, nei mygtuko prenumeruoti paspaudimas. Todėl, jeigu jums patinka mano kuriamas turinys ir norite jo išvysti dar daugiau, paspauskite mygtuką prenumeruoti ir taip prisidėsite prie mano kanalo augimo. Ačiū. Pokalbį su Vidu Bareikiu galime laikyti kaip labai sklandžiai ir smagiai praėjusį epizodą, kuriame dar matome nedrąsų ir įdėmiai pašnekovą klausantį Aleksą. Paskui Vidas Bareikis ateis, vienas draugelis vakar sako, tai primes būsi nebe plikiausias kambarį. Atlikėjai leidžiama pasakoti apie savo srities įdomybės, dalinti savo žiniomis ir sukauptą patirtimi. Nieko labai ypatingo, bet kažko tikėtis ir nereikėtų. Pati turinio kūrimo pradžia, o ir pašnekovo kalibras neleidžia pilnai atsipalaiduoti. Ir čia prieiname prie labai svarbios detalės. Ketvirtąjį savo podcastą Alex Šou pradeda su pasikeitimais. Nuimamas sieną dengęs kilimas. Turim mažų pokyčių background'e mūsų. Jo, galvojom, turėjom ten tą kilimą, nusipirkėm bairį už kem eurų iš Ikėjos, bet kadangi viskas su Rusija, tai galvoju, biškį per daug asociacijų. Nors šis faktas nieko daug ir nepasako, bet puikiai parodo Alekso požiūrį, kuris egzistuoja pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą dienomis. Nereikia pamiršti, jog tuo metu tai buvo mažas kanalas turintis mažą auditoriją ir tikrai niekas iš žiūrovų neskatino atlikti šio žingsnio. Todėl manau, tai galime laikyti nuoširdžiu gestu. Jeigu dabar skaičiuotume balus į pradžią vaizdo įrašo užduotą klausimą, ar Aleksas yra vatnikas, manau, ties tulpeliu ne, galėtume drąsiai pridėti 1 tašką. Visuomet tikėjau, jog kuriant gerą ir įdomų turinį, neįmanoma nesulaukti savo šlovės akimirkos, kurią Alex Šou kanalui atnešė sekančią vaizdo įrašo viešnia, mokytoja Veronika. Šiuo metu šis vaizdo įrašas turi 50 000 peržiūrų, kas YouTube gigantams nėra didelis skaičius, bet mažam kanalui tai yra puikus tramplinas į platesnius vandenis.
Būtent tuo metu kiekvieną vaizdo įrašą lydėjo teigiami komentarai. Na tiesa, buvo šiek tiek ir kritikos, bet ji buvo labiau susijusi su techniniais dalykais. O pats Aleksas, kaip vedėjas, žmonių buvo pasitinkamas teigiamais žodžiais. Iki šio epizodo visi pokalbiams pakviesti svečiai buvo daugumos teigiamai vertinami, žinomi veidai ir savo srities specialistai. Bet sekantis eilėje Mindaugas Jonušas, kurio pakvietimas parodė, jog Aleksas yra linkęs rizikuoti ir pakviesti galimai rizikingos reputacijos pašnekovus. Dauguma Minedą prisimename iš jo muzikinės karjeros. Bet visai neseniai Skirmantas Malinauskas išleido vaizdo įrašą, paliesdamas kiek kitokią Mindaugo veiklų pusę. Kažkas į Minedą žiūri kaip į klouną, kažkas žiūri kaip į labai simpatišką nuoširdų vaikiną, vyrą, kažkas supranta, koks Minedas yra iš tikrųjų, dėl to, kad nuo jo jau nukentėjo. Visiems, kas dar nematėte, stipriai rekomenduoju apsilankyti Skirmanto kanale ir skirti laiko šiam epizodui. Neslėpsiu, nustebau, kai aplankęs komentarų skiltį ir po pokalbio su Minedu, ten atradau begalę teigiamų komentarų. Iš kitos pusės nieko ir nuostabaus, nes pokalbio temos buvo teigiamas ir įdomios – muzikinės karjeros užkulisiai, parama Ukrainai ir kiti iššūkiai, su kuriais tenka susidurti gerai žinomam vyrui. Podcastą galime laikyti sėkmingu. Dar daugiau palaikymo žodžių, pagyros už pakviestą netradicinį svečią ir dar vienas 50 000 peržiūrų. Pamatęs, jog rizika pasitvirtino, Alex Show pasiraitojo rankovės ir kibo į darbus. To pasekoje, vėliau pasirodžiusiuose epizoduose, svečio kėdėje išvydome Petrą Gražulį, generolą Valdą Tutkų ir Gerdą Bieliauskaitę. Kaip man patinka, kaip aš visus šios asmenius sudėjau į vieną lentyną. Įdomus faktas, jog turim visą trilogiją vaizdo įrašų su Valdu Tutkum, iš kurių pirmasis yra net 2 dalių, kas padaro šį svečią dažniausiai kviestų pašnekovų visame Alex Show kanale. O dabar pamėginkite atspėti, kas sieja mano jau minėtą Minedą, Valdą Tutkų ir Gintarą Pociūną. Ogi tai, kad visi šie svečiai yra tapę ir Skirmanto Malinausko vaizdo įrašų herojais. Jau antrą kartą miniu Skirmantą, todėl gal tiesiog įdėsiu nuorodą į jo kanalą savo vaizdo įrašo aprašyme ir ten galėsite pasiekti visus mano jau minėtus vaizdo įrašus. Na, o dabar grįžkime šiek tiek atgal, prie Gintaro Pociūno, su kuriuo Aleksas turėjo labai įdomią diskusiją apie pinigų investavimą. Kom skiriasi tada pas tavo nuožiūra investavimas nuo gamblinimo? Nuo gamblinimo. Tuo, kad investavime tu gali laimėti gamblinime, ne? Aš galiu nueiti rytoj, pastatyti 1000. Tikiuosi, bet Safe sumokėjo papildomą bonusą Aleksui už bandymą įpiršti kazino kaip alternatyvą investavimui. Eik 10 metų į kazino, tu niekada nelaimėsi. Kodėl niekada nelaimėsi? Tai tu turi... Statistiškai, gerai, aš paimsiu. Ne, tai tu gali ir laimėti, ir pralošti. Ne. Pala, Gintarai. Ar aš galiu dabar ateiti į kazino su 1000 ir išeiti su daugiau? Gali vieną dieną, bet jau eisi 10 metų, ar tu laimėsi prieš kazino? Man patinka, kaip Aleksas vadovaujasi principu, o gal šiandien paeis. Ir lygina atsitiktinę sėkmę gauti greitų pinigų su laiko patikrintu ir daug saugesnių būdų uždirbti ilgajame periode. Nenustepčiau, jog pralošus 100 ar 1000 eurų, Alekso patarimas būtų tiesiog nueiti ir pabandyti atsilošti. Vis dėlto, slapčia tikiuosi, jog tai tebuvo bandymas užvesti įdomią diskusiją ir noras oponuoti pašnekovui. Bet svarių argumentų Alex Show turėjo lygiai tiek pat, kiek pinigų po apsilankymo kazino. Aš pats esu kazino žaidęs, esu ir laimėjęs, ir pralošęs, greičiausiai ten viską sudėjęs, greičiausiai būčiau pralošęs. Beje, šis noras oponuoti neturint svarių argumentų, Aleksui pakišo koją ir ateityje, bet prie to dar sugrįšime. Šiuo mūsų aptarimu momentu, Alex Show populiarumas vis dar kyla į viršų. Jau patobulėjęs ir savo kėdėje apsipratęs Aleksas sugeba palaikyti įdomų pokalbį, neteisdamas pašnekovų dėl jų požiūrio ar turimos reputacijos. O platus kviečiamų svečių spektras tampa išskirtiniu podcast'o bruožu. Ir kai kalbu apie platų spektrą, omenyje turiu ypatingai platų spektrą svečių. Kurgi daugiau tą pačią kėdę dalintis galėtų Aurimas Valujavičius ir Ofelija, ar Laurynas Odaitis ir Valiera. Po galais net pokalbį su Tarzanu turėjom. 666, you know what time it is, boy. Visų pirma, ačiū labai, kad atvykai. Ai, nors palauk, ne, gal ir net aš žinokit Tarzanas. Auksinius Alex Show laikus įrodo ir skaičiai, nes būtent šiuo metu yra sukuriami daugiausiai pasisekimų sulaukę podcastų epizodai. Pokalbis su rajono kunigu, Remigijumi Viršila, Baltalietuviu ir Valiera.
Teko garbė perklausyti visus šiuos vaizdo įrašus. Na bet Valieros barjero niekaip neperlipau. Vienintelis dalykas, kurį pastebėjau prasukinėdama šį vaizdo įrašą, tai kad rūbų ant Valieros mažėja, o kad suprastum svečio dėstomų minčių srautą, reikia sėdėti ir gert kartu su juo. Žiūrėkit, nafui. Valiera pas Alex šaulė. Žiūrėsim. Man patinka iššūkiai, žinai? Neveltui visos šitos blevyzgos tapo vienu ilgiausių vaizdo įrašų Alex Show kanale. Natūralu, kad po tokios podcast'o parodijos Aleksą užpuolė neigiamų komentarų antplūdis. Bet nesijaudinkit, tai jau ne pirmas kartas, kuomet mūsų vaizdo įrašo herojus turi tvarkyti su negatyvu. Beje, jeigu jau užsiminiau, tai žinot, kada buvo pirmas kartas? Pokalbis su Juste Žičkute. A pas Burė eiti gerai ar negerai pas Burė? Nu, jinai irgi tau gali... Aleksai, noriu paklausti, tu nori pasakyti, kad tu psichologo, psichoterapeutų paslaugas prilygini būrimui? Taip. Jums čia nieko neprimena? Eik 10 metų į kazino, tu niekada nelaimėsi. Nu kodėl niekada nelaimėsi? Ne, nu tai tu turi... Tai tu gali ir laimėti, ir pralošti. Ne. Lygiai tas pats noras užvesti aštrią diskusiją, tema, kuria neturi nei patirties, nei žinių. Apskritai, daugiau negu pusę podcast'o su Juste Žičkute vyko nuolatinis svečio pertraukinėjimas ir bandymas spausti pašnekovę prie sienos, jog ši perliptų savo pačios įsitikinimus, paremtus asmeninę patirtimį ir pasakytų tai, ką nori girdėti Aleksas. Gali bent vieną argumentą tada, kad užbaigti šitą visą temą, vieną argumentą pasakyti, dėl ko neiti pas psichologus ir psichoterapeutus. Vieną, tik vieną, Juste, tik vieną argumentą, prašau. A few moments later. Jinai po to atsistoja, žinai, čia, blėt, išeina, durim, piso, durį, žinai, trenkia. Pala, tai, ta prasme, o aš pasijaučiau, ta prasme, biški nekaip ir galvoju, okei, čia gali netgi taip būti. Šiame taške jau galime matyti šiokį tokį Alex Show virsmą. Išleidžiančio savo svečią atsiskleisti ir dalinti savo patirtimi vedėjo, mūsų įrašo herojus tapo pertraukinėjančiu ir bet kokia kaina į diskusijas įveliančiu žmogumi. Ta prasme, aš nebaigiau nei vieną sakinį tenais ir ne dėl savo užsikirtimo, o tiesiog, žinai, nes neleisdavo pabaigti. Ir aš puikiai suprantu, jog diskusijos yra būtinos norint užmėgsti įdomų dialogą. Bet visų pirma, turi būti abipusė pagarba ir bent menkas žinių bagažas aptariama tema. Nes kitaip, turime tokius diskusijų pavyzdžius, kurie įvyko su mano jau anksčiau minėtais svečiais. Aleksai, galiu pabaigti savo mintį. Kita grupė reklamos, kad homoseksualai gerai, viskas čia norim ir taip toliau. Tok buvo blogai ir man turėjo padėti su vaistais. Tai dabar... Palaipsniui ėjome ir priėjome prie tai, ką dabar vadiname Alex Show. Gyvų transliacijų principų vykstantys podcastai. Jokio edito ir net vizualiai pasikeitęs Aleksas. Nežinau kaip jums, bet man atrodo nėra įprasta, jog per keletą metų žmogus iš tokio jaunuolio pataptų į tokį. Ir tikrai neteisiu Alekso išvaizdos pokyčių, nes ne visigi galime būti taip dailiai sudėti vyrai kaip Paulius Samoška. Galų gale, vizualių pasikeitimų priežastimi gali būti daugelis dalykų, apie kuriuos mes nežinome ir nežinosime, bet faktas yra vienas. Alekso podcastų kokybė stipriai smuko žemyn. Ir tai dar nėra žemiausias taškas, nes visas šis purvo kamuolys įgavo visai naują pagreitį, kai pas Aleksą į svečius atėjo komikas Airidas Jankus. Okay. Tai čia važiuojam, palauk, to dar jungsiu čia. Kaip jums atrodo, apie ką kalbėjosi šie du vyrai? Variantas A – apie komediją, variantas B – apie podcastus ir variantas C – apie supuvusius vakarus. Šiaip manyčiau, taip geriau pagalvojus, galbūt variantas B – apie podcastų kūrimą. Tai kas tada tave padaro? Kaip Zelenskis, aš neku, jeigu tu esi nu, Ukrainos diktatorius ir panašiai. Ukrainos diktatorius ir panašiai. Ir čia atėjo tas momentas, kai Alex Show nusprendė susigadinti savo YouTube karjerą. Šnekam tą patį, ką šnekėtume, žinai, bare ar pube, žinai. Vau, Aleksas taip pasistengė atkurti tą pokalbio su geru draugu bare emociją, jog net alų į bokalą pilstosi. Tiesa, kažkodėl tai daro visiškai slaptai, pasislėpęs po stalu. Man dabar kaip ir aišku, kas buvo pragertos krepšininkų olimpinės vasaros kaltininkas. Oh, no.
Kaip ir viso šio podcast'o metu bandė pasakyti Airidas, jog tinkamos kompetencijos kalbėti šią temą neturi, taip ir aš geriau patylėsiu ir nekalbėsiu apie tai, kur mano žinios yra ribotos. Bet ši tema galutinai apvertė Alex Show kanalą. Pačio vaizdo įrašo herojaus pateiktais skaičiais, pokalbis su Airidu sumušė visus mygtuko nepatinka paspaudimo rekordus su 1800 nepatiktukų. Prie viso šito dar pridėkime 1000 prarastų prenumeratorių ir šūsnį neigiamų komentarų. Ir juokingiausia po to, kas mano skaičiam atsitiko. 1000 subscriberių. Vadaifa. Bet žinote, kas man įdomiausia šioje istorijoje? Tai, kad Aleksas stebisi tokiu atgaliniu ryšiu. Todėl man peršasi tik kelios mintys. Arba tas vedėjo gertas alus buvo užsilikęs dar nuo podcastų su Valiera ir Aleksas nesuprato, ką kalba, arba jis labai prastai skaito kambarį. Bet žmonėm nesvarbu tiesa, žmonės labai paprastai atsirenka žmonės, tu man patinki, tu man nepatinki. Ir vieną dieną tu man patinki, kitą dieną tu man nepatinki. Arba vieną dieną nepatinki, kitą dieną patinki. Kaip pliusas minusus veikia. Kaip myliu, nemyliu. Visai nesvarbu, kokiame tu burbulė gyveni, bet turi suvokti, jog didžioji dalis Lietuvoje gyvenančių žmonių palaiko Ukrainą ir jos kovą prieš agresorių. Todėl stebėtis, jog dabar sulauki tokio didelio nepasitenkinimo už savo įsakytų žodžius ir stovimą poziciją, yra mažų mažiausiai keista. Net ir meilė kazino, kurį mūsų vaizdo įrašo herojus taip stipriai gynė, išblėso po to, kai šie atsisakė remti podcastą dėl abejotinos reputacijos svečių. Bet jie irgi nebėra. Ne. Nebėra nieko. Tai ble, tai irgi įdomus buvo, žinai, rašo, tu kvieti kontroversiškus žmonės. Pala, o tai jūs, karočią, uždirbat iš pinigų pralaimėjimų ir tada, tai čia vapšė kontroversijos nematot, ne? Tai čia, Vis dėlto, kad ir kaip ten bebūtų, Alex Show kanale vis dar sulaukiame ir gerai Lietuvoje žinomų veidų. O kol jie sutinka dalyvauti, tol pasigerinti savo reputaciją tikrai įmanoma. Aišku, po to, kokia žala jau buvo padaryta, atsistoti ant gal ant kojų ir susigrąžinti visus žiūrovus bei rėmėjus bus be galo sunku. Bet jeigu Aleksas vis dar nori pasiekti savo tikslą ir gyventi iš kuriamų podcastų, jis turi suprasti, jog žiūrovai lemia jo uždarbį, o įžeidinėdamas jų vertybės ir kalbėdamas labai abejotinus dalykus, žiūrovų meilės nesusilauksi, ko pasėkoje kentės reklamų pasiūlymai. Aš nusprendžiau daryti podcastą full time ir aš galvoju, aš šito noriu ir uždirbti ir taip toliau ir išgyventi ir noriu toliau daryti. Per visą savo turinio kūrimo veiklą Aleksas pasiekė tikrai nemažai. Jo podcastai tapo laukiami ir žiūrimi, o pakviesti svečiai visiems kėlė ne tik abejonių, bet ir džiaugsmo, nes tai padėdavo pažinti žmonės, kurių dažnai neišvysi populiarioje medijoje. Visgi, tai kas išpopuliarino Alex Show kanalą, tas jį ir nužudė. Kviesdamas abejotinos, ar net labai prastos reputacijos žmonės, Aleksas suteikė jiems platformą skleisti savo informacijai. Kas savaime nėra blogai, nes demokratiškai valdomoje šalyje visi turi teisę į savo nuomonę. Bet tai nereiškia, jog žiūrovai negali į tą nuomonę reaguoti ir atsakyti. O atsakė jie labai paprastai, neigiamais komentarais ir kanalo apleidimu. Na ir ilgas epizodas čia gavosi. Tikiuosi, bežiūrint laikas neprailgo ir po viso šio informacijos srauto vis dar turite jėgų paspausti like mygtuką. Jeigu patinka tai, ką kuriu, duokite man ženklą ir užprenumeruokite mano kanalą. Na o dabar šį vaizdo įrašą noriu užbaigti cituodamas Alekso žodžius. Visi mane mylim, gandonai. Tai turbūt iki. Nubrėžkim liniją tarp mūsų, nuspėskim, kurioje pusėje savimi būsim. Šitam gūsį įstrigom, nelaukia, kol pabūsim. Kas jie per rūšis? Neradau pas jūs dušas, jei negali susisiekti ir linija užlūžus.